Gyvuoju gerai, ta trauma irgi tokia nelabai aiški, kiek visiems aplinkiniams, kurie klausinėja, tiek pačiai. Galvojau, kad yra geriau negu pati visa situacija, bet dabar grįžau į Lietuvą vėl pas daktarus pasitikrinti, pasižiūrėti, kokie bus toliau sprendimai, ką toliau reikia daryti. Tai va, keliom dienom užsukau pažiūrėti, kaip sekasi visom, nes tikrai nostalgija irgi širdis skauda, kai pasižiūri, kad tiesiog turi žiūrėti treniruotės, bet negali dalyvauti. Tai nėra net aišku laikotarpis, kiek dar be krepšinio praleisti. Gal yra nors numatoma iki kiek? Dabar ne, tikrai nieks neaišku, nes neaišku, kokios bus procedūros ar kad ir ką besidaryčiau. Tai net negalėčiau nuspėti, kokia ta data grįžimo bus. Jūs, kalbant apie rinktinę, lentelę, pajėgios tavo merginos be tavęs išeiti į Europos čempionatą? Aišku, pajėgios, dabar vis tiek tik vienas langas, žinau, ir Kamilės nėra, tai ta prasme, ta komanda kažkiek yra sumažinta, kaip sakoma, be tų pagrindinių žaidėjų, bet aš nemanau, tik vienas langas nenuspręs, ar keliausim į Europos čempionatą, bet tai manau, vis tiek turim gan pajėgias merginas žaisti prieš šitas dvi varžybas. Šiuo metu negali visiškai sportuoti? Ką gali daryti? Galiu kažkiek, galiu ir štangais, galiu ir mėtyti, daug galiu daryti, bet iki skausmo ribų. Kol tas skausmas nesikeičia, kad nepaleidžia, nestiprėja, didėja? Būna visaip, sakau, dabar buvo ta grįžimo data prieš porą savaičių, nesigavo, tai dabar vėl su skausmu taip sviruojasi. Tai. Ar tai ta pati kelio programa, ar peraugo į kažką kitą? Ne, klubo programa, jo ta pati, nežinau, reiks kitų sprendimų ieškoti. Ar svarstamas operacijos variantas? Žiūrėsiu, sakau, dabar nebuvau dar pas daktarus, grįžau užvakar į Lietuvą, dar pasibuvau su tėvais, dabar esu su komandos draugėm, poryt turėčiau pas daktarus pasiklausti, kaip viskas, kaip kuo greičiau grįžti, nežinau, svarstyti irgi visus galimus variantus. Jūs dabar, kai sportuoti, negali kol kas esi arčiau trenerių štabo, ar ne? Ar kažkiek keičiasi taktiškas pasirengimas prieš šias artimiausias dvies rungtynes, kai nėra kelių lyderio? Nežinau, esu prie stafo arčiau, bet tai gal taip arti nesu visose strategijose, bet smagu, aišku, su visais dabar su stafu dar artimiau pabendrauti, tai irgi pasikeičia visą tą, kaip sakant, dienotvarkę, bet keista būtų tokioj pozicijoje, bet nežinau, taktika, manau, plius minus vis tiek tokia pati išlieka prie visų komandų, tokia maždaug trenerio taktika pasirinkti. Klausimas šiek tiek iš kitos operos. Vyrų krepšinė gal nėra taip populiaru tiem jau didiesiems profesionalams jungtis į 3-3 krepšinį, bet tarp moterų, ta pati Kamilė dalyvauja, pati ateityje matytum save šioje sporto šakoje realizuojant kaip nors? Gal ir matyčiau, kad pakeis 5-5, tikrai ne. Žiūrint, čia yra, galim sakyti, du skirtingi sportai, taip gaunasi visiškai kitokie formatai, bet kodėlgi ne, bet kad pakeisti visiškai iš 5-5, tai ne. Olimpiadai žaistum, jeigu patektų? Jeigu patektų, žiūrint kaip man su koja, žiūrint situaciją, kodėlgi ne, jeigu tik reikėtų.